Auksaplaukiai ir 3 meškiukai. Didžiulio miško gilumoje, senų medžių paunksmėje, laukinių žvėrelių ir paukštelių karalijoje stovėjo trobelė, baltai dažytom sienom, raudonais langų rėmais, šiaudais dengtų stogų ir su dailiai išmūrytų kaminu. Gyveno joje 3 meškos: tėtė Meškinas, mama Meška ir jų sūnelis Meškiukas. Kartą po ūksmingą mišką vaikštinėjo mergaitė. Ji turėjo tokius gražius spindinčius plaukus, kad visi ją vadino Auksaplauke. Auksaplaukė su tėveliais gyveno pamiškėje ir labai mėgo viena ilgai vaikštinėti po mišką. Jai atrodė, kad aplankytas jau kiekvienas miško kampelis. Kol vieną rytą pastebėjo tai, kas ją labai nustebino. Miško laukymėje prie tvenkinio stovėjo trobelė, kurios Auksaplaukė anksčiau niekada nematė. Kas čia galėtų gyventi, pagalvojo Auksaplaukė, virstelėjusi dureles. Smalsumo vedina žvilgtelėjo į vidų. Pamatė jaukų pilną gražių rakandų kambarį. Viduryje stovėjo rūpestingai padengtas stalas su daugybė gardžių valgių. Ant baltutėlės staltiesės stovėjo krepšeliai su duona ir vaisiais, puodukai ir dubenėliai, nuo kurių sklido gardžiausi kvapai. Auksaplaukė po ilgo rytinio pasivaikščiojimo buvo gerokai išalkusi. Ilgai negalvodama sėdo prie stalo ir su didžiuliu noru sukirto dubenėlį skanios sriubos. Po to nusprendė pailsėti. Kambario kampe prie stalo su spalvinga lempa pamatė 3 krėslus. Vienas buvo didelis, kitas truputį mažesnis, o trečias visiškai mažas. Pirmiausia išbandė 2 didžiuosius krėslus, tačiau nė vienas nebuvo labai patogus. Atsisėdo ant trečio, mažiausio. Šis labai tiko. Tik Auksaplaukė tol ant jo muistėsi, kol krėsliukas subyrėjo į šipulius, o mergaitė netikėtai atsidūrė ant grindų. Po nemalonaus nuotykio su krėsliuku, šiek tiek apsikūlusi Auksaplaukė ėmė apžiūrinėti namus. Ėjo į miegamąjį, kuriame stovėjo 3 rūpestingai margom lovatėsėm apklostytos lovos. 2 buvo didelės, 3 visiškai maža. Auksaplaukė, nuvarginta ilgo pasivaikščiojimo po mišką, nusprendė šiek tiek numigti. Pirmiausia išmėgino didžiausią lovą, bet ji buvo per kieta. Vidurinė buvo per minkšta. Atsigulusi į mažą lovelę, kuri buvo labai patogi, saldžiai užsnūdo. Sapnavo spalvotis ir linksmus sapnus. Tuo metu tėtė Meškinas, mama Meška ir jų sūnelis Meškiukas po pasivaikščiojimo miške sugrįžo namo. Smagiai paėjėję jau buvo gerokai ir praalkę, dėl to nusprendė iškart papusryčiauti. Meškiukas nustebo pamatęs, kad iš jo dubenėlio dingo sriuba. Parodė tėveliams tuščią dubenėlį ir labai nuliūdo, nes taip norėjo skaniosios sriubos. Netrukus meškų šeimyna pastebėjo sulaužytą krėsliuką. Labai sunerimo, kad jų namuose esama nekviesto svečio. Suirzę meškos visur ėmė ieškoti nepažįstamo smaližiaus. Pagaliau miegamajame meškiuko lovoje pamatė miegančią Auksaplaukę ir be galo nustebo. Kartu nudžiugo, kad rado gražią mielą mergaitę, o ne kokį nors baisų miško piktadarį. Nelauktai pažadinta ji negalėjo patikėti, kad šalia savęs mato 3 gauruotas galvas. Pašokusi iš gilaus miego, išsigandusi, Auksaplaukė išsirito iš lovelės ir puolė bėgti. Labai bijojo, kad meškos supyks dėl nuostolių, kurių pridarė jų namuose. Prisiminė, kad suvalgė sriubą iš mažojo dubenėlio ir sulaužė krėsliuką. O iš suaugusiųjų buvo girdėjusi, kad meškos nemėgsta juokų.
bėgo kiek kojos nešo, o paskui ją kvatodamos bėgo 3 meškos. Meškų šeima buvo labai draugiška ir svetinga. Jiems labai patiko graži, miela mergaitė, kuri sumanė pailsėti jų namuose. Šeimina visiškai nerūstavo, tad suvalgyta jų sriuba ir sulaužytas krisliukas. Meškos visai pramino, auksaplaukė tikino, kad niekas neketina pykti. Be to, pakvietė pasilikti pas juos paviešėti. Tada prasidėjo linksmybės ir žaidimai. Mama meška paruošė gardžiausias vaišes. Tėtė Meškinas patogiai įsitaisęs krėsle rūkė pypkę ir skaitė meško laikraštį. O auksaplaukė su meškiuku smagiai šoko trypė. Tačiau atėjo laikas atsisveikinti, juk auksaplaukė turėjo grįžti į savo namus, kuriuose sunerimę jos laukė tėveliai. Gaila jai buvo skirtis su 3 meškų šeimina, su kuria taip greit susidraugavo. Meškos taip pat liūdėjo, kad jų naujoji draugė jau išeina. Išlydėjo pro trobelės duris, atsisveikindami pamojavo letenėlėmis ir pakvietė auksaplaukę vėl ateiti į svečius.